62 pamoka. Aš vis dar naktinėjau, bet po šito tutorialo einu miegoti turbūt jau. Tas tutorialas bus toksai nelabai naudingas, bet gal reikės kam nors, kaip visada. Šauna kas nors į galvą ir sugalvoju parodyti. Taigi, pirmiausia, reikėtų 3 paragrafų. Tai nebūtinai paragrafai, turi būti belenkas, gali būti linkai, nuotrauka ir taip toliau. Ir susikurkime, aš susikursiu 3 paragrafus. Aišku, nusikopysiu, nes aš toks tinginys esu. Kai atostogauju visada tai viskas ilgai darosi, tai viskas nuobodžiai, taip flegmiškai, atostogos yra atostogos. Gerai, rašysiu 3, nerašysiu 3 vardus, kaip norėjau sakyti, ir rašysiu, tarkime, čia bus help zona, čia bus move zona ir čia bus wait zona. Aišku, vėl reikia klasių, nes, atskirus dalykus darysim. Klas, tarkime, help. Klas move ir klas wait. Gerai, šokam į mūsų CSS kalbą. Aš visada juos vadinu pointeris, nors iš tikrųjų reikėtų vadinti kursoriais. Bet kokiu atveju susirašysim dabar visas mūsų klases. Helpas, move ir wait. Gerai, dabar kas tie pointeriai arba kursoriai yra? Tai, tiesiog mūsų pelytės, tas dalykas, kas dabar juda jūsų ekrane, ženkliukas, tas, kaip sakant, ženklas. Ir jį būtent galima pakeisti. Tarkime, rašome tiesiog kursor help. Kursor move, tarkime, ir kursor wait. Įsisaugojame. Ir kaip matote, mums išmetė tiesiog būtent tos 3 paragrafus, kuriuos pasirašėme. Tačiau jeigu aš dabar užeičiau su pelyte ant pirmo, prie mano pointerio, prie mano kursoriaus atsiranda klaustukas. Tarkim help. Prie move atsiranda rodiklytė. Ir prie wait atsiranda tas smėlio laikrodukas. Būtent mes galime uždėti ant kažkokio elemento būtent mums norimą kursorių, o jų yra begalės, taip kad, jau kokio jums reikės patys ir ieškokitės internete. Aš tik parodžiau, kaip juos panaudoti. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.